Sveiki visi. Šiandien yra klausimas apie dvasinę širdį, kaip ją atverti, aplamai kaip jos neužverti. Ir mes klausiam mūsų kuratorių, atėję mūsų laukuose, energingų, karštų, srovė aplieja mane tarsi. Atėję sinchronizuojamės. Tielere, selere, molere, serekalere, kitirotoras, sveiki visi, lere, terala, tielere, katorasi, esame atėję jūsų laukuose, kienere, serere, neterere, sireterti. Džiaugiuosi su jumis bendraudama, kielere, kienere, siretokį. Ir klausimas yra, kaip atverti dvasinę širdį. Visi, nori tarėja, karėsėta, visi, kurie klėrė, nors ir tai ypatingai, neselėrė, nes tai dabar, kur žmonės ją atvertinėja, nikitėrės, tai yra be galo svarbu, kėlėrė, nes jūs kitaip negalėsite pakelti savo vibracijų, nors ir tai jūs turite atverti ir laikyti, nors ir atverta, nors ir taip jūsų vibracijos, nes tai staigiai didės. Reikėjo nors retėti, bet mes matome ir stebime, kaip jūs stengiatės atverti, kai atėrės retėti ir vėl užverėte, kai nors retėti. Kaip atverti, kai nors realinesti. Mesgi suprantam jūsų patirtis, nes retėti, kurias jūs buvote ir dabar dar turite, nors tas patirtis negatyviojo lauko patirtis, nors kurie pasistengia užverti jūsų tą širdį, nors mes suprantam, kad yra sudėtinga, bet tai jau, nes tai jeigu jau nusprendėte grįžti į savo, reikėti šviesos kelią, tai yra būtina sąlyga, dabargi pabandykime padaryti praktiką, kuri jums padės, suprasti ir ir kaip ją atverti, ši praktika yra paprasta, įeikite į savo vidų, ir tai savo vidų, į savo širdutę, ką jūs matote, jūsų kūnas, jeigu jis yra įsitempęs, nuo ateinančių vibracijų, negatyvių vibracijų, kitaip jisai neatsitemptų, todėl jūs turit maksimaliai atpalaiduoti savo kūną, susijunkite su savo širdutė, dvasinė širdis yra jūsų širdies čakroje, todėl dėmesį tenai laikykite, įeikite į ją, tarsi atidarydami duris, atidarykite savo širdėlės duris, reikia pajauskite saugumo jausmą, kad jūs esate visiškai saugus, įeikite ir šis saugumo jausmas, persėduda į jūsų biolauką, jūsų aurą, tai neplečiasi, toliau pamatykite savo širdutę, palaikykite savo rankutėje, pažiūrėkite, kaip jinai spinduliuoja, kaip jinai plaka, tuk, iki galit savo fizinę rankutę uždėti ant savo širdelės, pasakykite ačiū savo fiziniam
Gal savo atarų, kenes ar kad jisai nešioja jūs, kenes ar pasakykite ačiū savo širdelį, kad jinai plaka dieną iš dienos nesustodama, kenes ar taip jūs turite gyvybę, kenes ar svarbę gyvybę, kenės ir kuri ir nesartirte jumis laiko šioje žemėje, kiek yra selė, kiti ir selė nesartirte. Dabar paimkite į ranką savo širdelės, jūs savo spindinčią širdelę, matykite, kaip jinai spindi. Ir ją, kad narsit, kaip jinai plaka, kiek narsit realinti, būkite dėkingi už gyvybę, kiek narsit realinti. Ir pastebėkite, kiek narsit, kai jūs esate dėkingi, kaip jinai atsiveria, kiek narsit, kai jinai atsiveria ir pradeda dar, lekianis dar daugiau spurdėti, kiek narsit, kai jinai įsiplečia, jos spindesys, kiek narsit, kitieris realiai, kitieris ir tarės ir ta įsiplečia per visą kūną, per jūsų visą aurą, kanas ir hanoris, gali netgi užlėti visą kambarį, karas salė, nes tegu užlėjo visą kambarį, nes ar te matykite, kad esate, būkite dėkingi, nes salė, nes tai visų pirma, kiek eris yra ta reanas, ar už kiekvieną sekundę šio gyvenimo, kiek eris salė, nes už viską, ką turite, kiek karas yra, nes taip jūs susijungėte su visą tą nes ar su kūrėjų, kiek nors ir italinės, susijungu su kūrėjų, nes ir italinės, tik tieras ir pajuskite, kad jūs esate vienis, kiek nes ir jūs, nes ir tai viskas, nes ir viskas tai jūs, kiek ir jūs tai gamta, nes tai jūs tai medžiai, nes jūs tai kiti žmonės, nes ir jūs tai kiti gyvūnai, iki ar neseralė, nekiti ryti, kiekviena, nes ir tai lastelė, nes tai kuri daužos, kuri spurda, kad ir kuri gyvena jumise, kiti geras yra, nes ir tai esate jūs, nes ir tai jūsų sąmonė, kiek oras yra, nes tai jūs esate vienas, kad ir selė, nes visa visuma su kūrėjų, kiek ir talinės, galite įsivaizduoti netgi visą lauką, kiek ir pilnas laukas gėlių, nes yra talinės, atsigulkite į šį pilną lauką gėlių, kiek ir kitieris ir įsijauskite į pojūčius, kokį neša šis laukas, nes ką neša šios gėlės, gėlė yra nesarelnės, kaip gera ir malonu, nes yra pabūti ramybėje, kiek yra, kaip gera ir malonu jaustis vieni su viskuo, nes yra vienas, kad yra kraujas, kad yra vienas lastelės, kad yra serialinis, viena visata, kenas, vienas jūs, kenas, ir visi, kenas, tai jūs, kiek yra serialinis, mes yra, kenas, yra, nes tai išlaikė šį jausmą, nes yra, kad jūs galite suprasti ir galite matyti, kad jūsų širdis neužsiveria, kiek ir jinai toliau džiaugiai plaka, nes ir jinai toliau spyti, iki tieris aliarinis ir tėlinis ir tada, kai sustiprėja empatija, kiek ir empatija yra tokia stipri, kiek ir nes yra supratimas jūsų giliai viduje, gimsta supratimas, kad nes yra talentai, viskas tai yra jūs, kiek yra siarė, nes yra ir tas jūs, nes yra mylite save, kiek yra mylite visą visumą, kiek yra švelniai išeikite iš savo, kiek yra savo širdelės, kiek yra uždarykite, kad yra užsklanda, kad yra durų neužverkite, kiek yra tegul kelia, nes yra šios užuodos plazdena lengvai, nes yra realinis ir kiekvienos empatijos, nes yra žiežirba, kurį, nes yra jūs pajaučiate, kad yra tegul, nes yra realinis išeina iš jūsų auros lauko, užglosto, nes yra kam reikalinga pagalba, iki arenas yra būkite savimi, iki mylėkite save, mylėkite savo artimą,
kenesarete. Mylėkite besąlygiškai, kenesarete. Sąlygos nereikalingos, kieresarete. Kam tos sąlygos, tai jūsų, jūsų proto ribos, kenesarete, jūsų ego ribos, kenesarete. Būkit besąlyginiai, kenesarete. Priimkite kiekvieną žmogų besąlygiškai, kenesarete. Ir kitas tai priims, kenesarete. Ir kitas, juk tai jūs, kenesarete. Kai jūs priimate kitą žmogų besąlygiškai, kenesarete, likiertis, tai jūsų širdys lėkuoja, kenesarete. Jisai, kai kitas žmogus jaučia, kad jūs esat vienyje, kenesarete, ir jis priima jūs besąlygiškai, kenesarete. Ir jam nesinori kelti sąlygų, kenesarete. Jam taip pat atsiveria širdelė, kenesarete. Todėl jūs esat tie spinduliukai, kenesarete, patys mieliausi spinduliukai, kurie, kenesarete, kuo mieliausiai dalinasi savo širdelę šviesa, kenesarete, širdelės šiluma, kenesarete. Taip ir darykite, kenesarete. Mylėkite save, kenesarete, ir būsite mylimi, kenesarete. Ačiū Latėjai už nuostabų pasakojimą ir vaizdus, kuriuos aš mačiau, už tą pievą gražią. Ačiū tavo, Latėja, ir už tas emocijas, kurias aš to patyriau. Ačiū Latėjai, mes esam vienis.